Sveiki, sveikučiai. Taigi šiandien antra diena, kaip konstruosiu toliau tą putpelių šildyklą. Tai ką, kaip ir minėjau, nusipirkau šiandien va tokį tinklą senukas. Jisai, aišku, nėra labai storas. Yra akis berods 12,7 ant 12,7. Tai va, tikrai tokia va nedidelė akitė, tai va labai gerai dugnui, dėl kojų, dėl visko, kaip sakant, kai nėra dideli tarpai ir kojas, kad neprakristų, bet putpeliukai, kadangi bus maži išsirytę, tai jiem toks tarpas kol kas yra tikrai per mažas, jiem nebent toks tarpas bus geriau po savaitės, dviejų, kai jau bus žodžiu stambesni, jau bus ūgtelėję, tai va jiem tada gerai. Tai, kaip sakant, dugną vis tiek darysiu šito, jisai bus jau amžinas, kaip sakant, tinklas, o nusipirkau dar tokio plono 6 mm 6x6 akutę, tai va tokia yra maža. Tai va aš iš šito gražiai įsikirpsiu tokį kaip kilimėlį, kuris uždengs visą iš šito tinklo padarytą dugną. Tai va ir nuo pirmų dienų maži putpeliukai su savo mažom kojytėm lakstys per va šitą guminį, tokį mažą minkštą tinklą. O po to eigoje matysim, kaip sakant, aišku, jisai greičiausiai dėl savo mažumo per kiek tai laiko, per keletą dienų užsiterš ir tie mažos akutės užsiklijuos, nes kažkada jau tekę taip susidurti yra. Nu, bet manau vis tiek bus geriau tokį tinklą ten išsikratyti ar išsivalyti kas kelias dienas, negu žaisti su pjuvenom. Na, bent jau tokia mano nuomonė. Tai va, tai planas kaip ir aiškus, vakar kaip ir palikau, nu iš tikrųjų per naktį labai šaunu, iš tikrųjų va ta pačia tikrai plokštė biškį išsitiesino. Tai va, tai aš dabar viską pabandysiu atgal pasistatyti ir bandysiu matuoti, žiūrėti, kokio man čia dydžio dugnui reikia tinklo ir bandysiu kažką kirpti ir tvirtinti tą tinklą. Nu tai ką, mažiau kalbų, daugiau darbų. Ir dar vienas dalykas, dar nusipirkau senukos tokių nedidelių šaibelių ir tokių nedidelių varžtelių. Tai va, tai man atrodo, man jų tokių prireiks pagalbos, kai aš tvirtinsiu tą tinklą. Kaip sakant, vis tiek reikės prispausti, kad tas tinklas neišlinktų, kad laikytųsi, kad būtų įtemptas. Tai va, su šaibų ir tokių mažų varžtelių pagalba aš jį ir pritvirtinsiu toj šildyklai. Nu va, kaip sakant, tiek ilgių, tiek pločių biškį per didelis, tai atsipjoviau reikiamą ilgį. Ir dabar užsižymėjau tokiais, nežinau, taškiukais, jeigu čia matosi, tiek, kiek man reikia pločio. Tai va, atsipjausiu ir tada žiūrėsim, kas toliau sekas ir kaip išeina daryti. Nu va, sėtka atrodo panašiai taip. Prasipjaušiau kampus, užsilankščiau, kur ką reikia. Panašiai pagal viršutinį trafaretą pasidariau. Kaip čia aš ką tvirtinsiu. Aš dar biškį va čia gal turbūt šitos biškį su bulgarkė greit prabėgsiu, aštrius galus apipjausiu va, kad tokių nebūtų aštrių kai kur. Ir bandysiu tada kišti gražiai ir dėti ant apatinio ir prisukti. Tada žiūrėsiu, kas gaunasi. Tikiuosi, plius minus nebus labai mano čia kreivai padaryta ir... Nu ką, va taip ir vyksta darbelis, kol kas visai vaizdelis neblogas. Va, gražiai prispaudžia tinklą, nelieka tarpų, nieko ir duoda stiprumą, o kaip kitaip pritvirtinti. Gerai, o čia prispaudžia ir tinklas laikysis prisimygęs į medį. Tai va, tai ten pravarysiu visur, gražiai taip lygiai tas tinklas prasitampės man per visus galus čia ir bus labai liuks. Nu va, darbas galima sakyti beveik baigtas, tinklą beveik pritvirtinau tais ilgais, visur kur dėjau papildomus tuos, tai sukau tais normaliais ilgais, o čia prie USB plokštės tenka daryti žaisti ir sukti va tokiais trumpesniais, nes tie, kur čia sukau, jie per plokštę išlenda kiaurai ir tada matosi iš tos pusės ir aišku nesinori nei insidurt, nei susižaloti ir taip toliau. Tai tenka sukti tokiais mažesniais. Nu, gal putpeliokai neišraus, šiaip biškį tankiau pasuksiu, turėtų to stiprumo užtekti ir tokių. Nu ką, darbas vyksta, visai puikus rezultatai. Opa! Yra dabar šita sietka, tai aš taip sakau, kol neprisidasiau stogą, kol dar neprasivedžiau kabelių, tai aš vienu ypu ant šitą tinklą išsikirpsiu
pasiruošiu ir šitą žalią guminį tinkliuką. Nes, iš tikrųjų, dabar patogu jį išsikirpti tokio dydžio, kokio reikia, kad jisai gerai atsidėtų ant šito metalinės atkelės, negu po to žaisti matuoti tenai ir kišti per langelius ir ten ištisinėti. Po to ateityje, kai reikės, tai žaisi, kaip sakant, tenai tampysi, kaip sakant, į pirmyn atgal, jeigu pravalyti reikės, o dabar kodėlgi nepasinaudoti ir iš karto neatsikirpti. Tadam! Va ir žalias tinkliukas. Aišku, žalią tinkliuką buvo labai lengva, jisai yra plastikinis, toks pusiau guminis, kaip sakant, tai su elementariom paprastom žirklėm jį labai lengvai galima išsikirpti, kaip reikia. Kaip sakant, su žirklėm kaip ir sviestą važiuoji per tokį tinklą. Tai va, išsikarpiau kur ką. Va, ir kaip tik tiem mažiem, kaip sakant, pirmai savaitėj, kokiai antrai savaitėj, jiem lakstyti per tokį papildomą tinklą bus tikrai gera. Tarpeliai maži, kojas, kaip sakant, neprakris, neprastriks. Tai va, tai gyvenimas, manau, bus, liuksiem. Tai va, o dabar, ką, praktiškai reikia mąstyti, lemputės kabintis dėtis, stogą prisisukinėti. Nes reiksgi pajungti elektrą, kad eitų čia šildymas. Ką, kadangi naudosim šildymui lemputės, tai reikia normalių ir kaip tų vadinamųjų patronų. Tai va čia tokių porą turiu naudotų, bet jie yra tos tokios plasmasės, kur atspari tom daugiau, kaip sakant, galiai, tai vatų daugiau, tai nebijo to kaitimo ir atsparios. Tai va ir bandysiu aš jas vieną kažkur čia, kitą kažkur čia prisukti. Tik aišku, dabar reiks biškį nusardyti, apsiimti čia ir prisukti. Va, darbas vyksta. Nuo seno šito šildytuvo nusisukau tą buvusį mano mechanizmą visą. Šitoj vietoj mano stovėjo kažkada automatėlis padarytas, tai aš nežinau, dabar jį velniop kaip ir išmečiau. Nežinau, kas gal esat kokie stipresni elektrikai negu aš, tai pasakykit, ar visgi verta man atgal jį įdėti, kaip buvo, dėl visokio kokio užtrumpinimo, ar neverta. Tai bet nežinau, išsakykit savo nuomonę, gal kas geriau žinote, ir dabar aišku pravesiu elektrą, prisuksiu tuos patronus ir į juos pajungsiu elektrą. Biškė avarija vyko su akumuliatoriniu grįžtuvu. Kaip suktelėjau ir, aišku, plasmasė jau nuo senatvės biškį sukėtėjus ir man subirėjo, tai teko bėgti dar ir nuslupti garaže. Gerai, kad turėjau daug prilūbų prisisukęs visokių, tai biškį iš ten pasiskolintis. Man garaže pakabinsim kokį leduką, paprastesnę lemputę. Ir kas, liko labai nebedaug. Laidas nuo reguliatoriaus ir jungėjo ir nuo lempučių, du užmaitinimai. Ir dabar kaip matom, viršui čia yra ir čia viršui yra. Valio, dabar tik jungti belieka. Ką, paprasta kaitrinė, 100 W lemputė, kaista. Blemba, kaip tai norėtus gal galingiau, kad būtų. Bet va šitas, kad neveikia. Aš atsimenu, kad jos visai neblogai dirbdavo šitas lemputės. Buvo geras, šias dar nuo inkubatoriaus gal ir užsilikę. Bet nei viena nenori degti. Čia tai jo. Šitą matau, kad jai hanki. Gerai. Paimsim kitą 100 W. Dėl ko darau 2 lemputės šildyklai. Va dėl tokio ir bairio, kad rūk perdegs vieną lemputę, kad neliktų be šilumos. Įsivaizduokit, padarant viską ant vienos lemputės ir ta lemputė perdega. Ką reiškia, putpeliukai rieka be šilumos. Ir jie sušala, sumaiga vienas kitą, belipdami dėl pasišildymo. Tai vat. Todėl darau su 2 lemputėm, kad jeigu viena perdegs, tai tada jie perbėgs bent jau vieną pusę. Nesušals, gerai. Reiškia, rytoj važiuosim pirkti lempučių dar. Taigi, o iš bendro principo, šiandienai praktiškai darbo padariau ir tiek bus užtektinai. Kaip sakant, įdėjau dugną, įdėjau sietelį, prasivedžiau elektrą, susidėjau viską. Susijungiau, viskas kaip ir dega veikia, tik reikia nusipirkti daugiau zapasui normalių kaitrinių lempučių, kad jiem būtų šilta. Ir kas belieka? Belieka dar man
pasidaryti skardinius padėklus. Tai va čia praktiškai 3 dienos darbas, skardiniai padėklai susidėti. Tai tos skardinius padėklus turbūt darysiu jau už kelių dienų, o ne rytoj. Tai va ir video bus tik už kelių dienų. Nu, bet skaitau visai neblogai. Šildykla šviečia savo gražiai. Tai viskas liuks. Taigi laikinam, prenumeruojam ir laukiam, kada čia pabaigsiu padaryti ir kadagi pagaliau išsiris tie mūsų maži putpiliukai. Iki.